Sveiki visi! Sveiki sugrįžę į mūsų kanalą, kuriame nušviečiame svarbias sveikatos temas. Šiandien gilinamės į populiarų sveikatos mitą, ar vitaminų vartojimas gali užkirsti kelią insultui. Šis klausimas daugeliu iš mūsų kyla, kai stengiamės kontroliuoti savo sveikatą. Tačiau, kaip pamatysime, atsakymas nėra toks paprastas, kaip kai kurie galbūt tikisi. Insultas ištinka, kai dėl užsikimšimo arba kraujavimo nutrūksta kraujo tekėjimas į smegenų dalį. Rizikos veiksniai yra tokie kaip aukštas kraujospūdis, rūkymas ir diabetas. Taigi, kaip čia tinka vitaminai? Kai kurie teigia, kad vitaminai, pavyzdžiui, B grupės vitaminai ir antioksidantai, tokie kaip C ir E, yra insulto prevencijos raktas. Ištirta, kad šie vitaminai mažina su insulto rizika susijusius veiksnius, tokius kaip homocisteino kiekis ir oksidacinis stresas. Tačiau įrodymų? Geriausiu atveju jie nevienareikšmiai. Nors kai kurie tyrimai rodė galimą naudą, daugelis didelio masto klinikinių tyrimų parodė, kad vitaminų papildai reikšmingai nesumažina insulto rizikos. Tai mus veda prie labai svarbaus dalyko, joks vitaminų papildas negali panaikinti nesveiko gyvenimo būdo poveikio ar pakeisti įrodytos naudos, kurią duoda kraujospūdžio kontrolė, subalansuota mityba, aktyvi veikla ir nerūkymas. Tai yra insulto prevencijos pagrindas. Taigi, ką turėtume daryti? Pirma, daugiausia dėmesio skirkite vaisių, daržovių, neskaldytų grūdų ir liesų baltymų dietai. Reguliariai mankštinkitės, stebėkite savo kraujospūdį ir cholesterolio kiekį kraujyje, o jei rūkote, kreipkitės pagalbos, kad galėtumėte mesti rūkyti. Alkoholis. Alkoholio vartokite saikingai. Vitaminai gali papildyti sveiką mitybą, ypač jei jums trūksta tam tikrų maistinių medžiagų, tačiau jie nėra savarankiškas insulto prevencijos sprendimas. Svarbiausia yra bendras vaizdas rinktis tokius sprendimus, kurie padėtų palaikyti bendrą širdies ir smegenų sveikatą. Apibendrinant galima teigti, kad mintis, jog vartojant vitaminus galima išvengti insulto, yra pernelyg supaprastinta. Tikroji insulto prevencija tai holistinis požiūris į sveikatą, rizikos veiksnių valdymas ir sveikos gyvensenos pasirinkimas. Dėkime pastangas į tai, kas iš tikrųjų veikia, o ne pasikliaukime trumpiausiais būdais. Kai kalbama apie jūsų sveikatą, geriausias požiūris visada yra subalansuotas ir pagrįstas. Atminkite, kad žinios yra galia. Jūsų sveikata yra jūsų turtas, o veiksmai dabar tai jūsų pergalė prieš būsimus apgailestavimus. Ačiū, kad žiūrėjote ir nepamirškite pamėgti, dalytis ir prenumeruoti, kad gautumėte daugiau sveikatos patarimų ir tiesų. Iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.